Sveiki visi siuvinėjantys, prijaučiantys ir visaip kaip kitaip besidomintys siuvinėjimu kryželiu. Grįžtu su antrąja dalimi savo senų senienų, savo tokio labai ilgo prisistatymo, visokių sandėliukų kratymų, iškratymų ir peržiūrėjimų. Noriu padėkoti už tą visą eilę komentarų YouTube, buvo tikrai labai faina suprasti, kas įdomu žmonėm, kas labiausiai patraukia akį ir taip toliau. Ir šį kartą grįžtu su dar vienu nedideliu gabaliuku savo senų, labai senų darbų, tai yra to periodo, pačios pradžios, pirmųjų kelių metų, kada siuvinėjau daug ant aidos, ant baltos aidos, kas akivaizdu nebuvo geriausias sprendimas. Dabar kai pasižiūriu, nežinau, ar dėl to, kad nemokėjau saugoti, nors atrodytų visada saugodavau, ar kame problema, bet pripažinsiu, šitą video filmuojant atėjo labai gilus liūdesys, nes iš tikrųjų prakračius tas dėžes ir ištraukus super senus darbus, paaiškėjo, kad tie visi sulankstymai ir tas laikymas tose dėžėse nieko gero nedavė. Audiniai pradėjo geltonuoti, atsirado kažkokių keistų dėmelių, žodžiu. Tai buvo labai didelė dilema, ar daryti tą video ar ne. Bet, kad jau pažadėjau ir tą antrą dalį, tai galvoju, kažką vis tiek iš to išspausiu. Tai va, tai grįžtu dabar su tokia staltiese. Prie ko čia ta staltiese, kaip pagalvoju, nesu aš šiaip labai žmogus, kuris mėgtų arba kažkaip siuvinėtų buitinius darbus, rakandus ir visa kita. Bet siuvinėjimo pradžioje, tais 2009 metais, padariusi savo pirmąjį darbą, aš dalyvavau tokiam konkurse rankdarbių kraitelės. Čia tie dar laikai, kai buvo daug tų žurnalų. Ir aš tada aptikau, kad tose žurnaluose prie mezgimo kažkur gale žurnalų visą laiką būdavo kažkas įdomesnis siuvinėjimo. Tai va, tai aš tuos visokius įdomesnius variantus po to išsiplėšiau, susidėjau, turiu tokį segtuvą, kuriame, kaip matote, yra dar darbinių kopijų, nežinau kam, nes realiai nesiruošiu siuvinėti, tai antrą kartą, nes čia būtų beprotybė, bet buvo toks žurnalas, rankdarbių kraitelės, juodo siuvinėjimo papildomas toksai numeris 2009 metais. Bet kaip matot, kaip tik buvo reklama to pirmojo mano žurnalo, jeigu žiūrėjot pirmą dalį, kai aš pradėjau siuvinėti ir ten buvo visokių dalykų. Ir, žodžiu, aš padalyvavau tokiam konkurse ir laimėjau pirmą vietą. Tikrai ieškojau, kažkur aš tikrai turiu išsiplėšus tą lapą iš to žurnalo, kuriame yra tas vardas, pavardė ir nuotrauka. Laimėjau su savo tais egiptiečiais. Ir jie sako, tai atvažiuokit, išsirinksi dovaną. Ir atsimenu, važiuoju aš į kažkokį rajoną Vilniaus, dabar net neatsimenu, visiška glūduma. Šitie laikai, žinokit, kai Google Maps'ais niekas nesinaudojo. Ir atvažiuoju ir sako, rinkite, staltis. Viena buvo rožinė, kita tokia žalia, čia tokia kaip haki, nežinau, kaip čia net įvardinti, tokia, jinai gana tamsi, bet labai labai daili. Ir kadangi aš tuo metu su tą rožinę spalvą truputį nedraugavau, tai paėmiau ir išsirinkau, aišku, žalę. Aišku, jinai dabar yra pasilamdžiusi šitą staltiesį. Realiai prie jos dar buvo tokia knygelė, nes ten buvo schema, taip jinai atrodo. Realiai turi tą įsiuvą, tokį siuvinėjimo kryželį, sakyčiau, kokią 14 count. Ir tokia labai paprasta schemutė, kad aš net kopijų nedariau ir viskas siuvinėjama 8 anchoro spalvom. Tai čia buvo mano pirmas toks prisilietimas prie anchoro. Ir jo. Ir aš galvojau, okei, kažką galiu įsiuvinėti. Nors tiesą sakant, čia galima buvo citrinos lygtis dar kažkiek, čia aišku rankšluostėlis, bet galėjai prisiderinti, prisiadaptuoti, žodžiu. Bet man siaubingai nesisekė su šitą staltiesę. Aš pradėjau daryti vieną kampą, jis atrodo taip realiai. Atrodo schema paprasta, nieko mąstyti net nereikia. Pasiėmė tas porą spalvų lapeliam,
pasiėmei porą spalvų paukštelį. Aš dar, kaip matot, net nepirkau juodos spalvos, galvoju, o kam? Kad padaryti 4 kryželius ant 4 paukštelių. Tai va, tai pirkau tik tai kitas visas spalvas. Šitos, man atrodo, aš nusipirkau daugiau, nes pergyvenau, kad neužteks, nes ten nurodyta kiekių. Tai va, ir man žiauriai nesisekė. Tarsi man taip nepatiko siuvinėt, aš padariau vieną kampą, tada padariau visiškai kryžmai va, šitą kitą kampą. Ai ne, aš padariau 2 kampus. Nelogiškai. Ne, greičiausiai aš dariau šitą kampą ir tada norėjau padaryti įstrižai kitą kampą. Ir viskas kuom baigėsi, kad man labai nesisvinėjo, aš nuolat ją numetinėjau ir žadėjau ten gražinti ją išsivinėtą mamai, kuri dėja taip ir nesulaukė jos. Ir aš nežinau kodėl. Nežinau, gal dėl to, kad aš nemėgstu siuvinėti buitinių dalykų. Esu tikrai siuvinėjus rankšluostėlius dovanojusi kalėdoms vienais metais, bet kokius 4 ar 5. Tai va, tai čia yra viena mano seniena, mano sąžinės priekaištas, nes kaip matot, paskutinysis kampas taip ir neįvykęs. Taip, žinau, jau girdžiu, visi sakys, kad, nu tai va dabar sėdi, šiek tiek, žinot, čia ir pabaigai. Oi, nežinau, tikrai nežinau, manau, kad ne. Manau, kad ne, nes, nežinau, kažkaip labai nesisiuvinėja, tokio dydžio staliuko tikrai neturim, realiai jinai tikrai nefunkcionuotų, bet faktas tas, kad jeigu baigčiau, tai būtų labai smagu. Tai va, yra priemonės, kaip man tada dar yra dataliukus. Tai vienas iš tokių mano, ekstra senų dalykų, tikriausiai iš pačių pirmųjų metų, kurio aš nesugebėjau pabaigti. Čia žinot, kaip ir daugelis siuvinėtojų, ne viską pabaigė. Nors šiaip iš tikrųjų aš daug metų buvau vieno darbo siuvinėtoja ir man tikrai gerai sekėsi, bet vat. Tai va, tai turiu tokią nepabaigtą staltiesėlę. Tada radau vieną schemą, tokio prancūziško darbo. Pirkta, aš manau, kad čia yra iš Kasas Seninos iš Italijos. Prancūziškai nemoku, tai net nebandysiu perskaityti. Bet kadangi tai yra apie muziką, tai čia yra mano vienas mėgstamiausių darbų. Padarysiu gal taip, kad galėčiau kairiajame kampe įdėti nuotrauką. Aš esu įsirėminus. Esu įsiuvinėjus ant 16 kaunto Evo balto su blizgučiais. Tokio, kur labai sunku po to išlyginti. Ir siuvinėjau, man atrodo, su 900 gal 15 spalva, tokia tamsiai vyšninė. Ir turėjau tokį. Aš su šito paveikslu turėjau labai daug nesąmonių. Žodžiu, pradėjau siuvinėju ir suprantu, kad baigėsi siūlas, nusipirkau dar ir nesutampa spalva. Tai ir įsivaizduokit, jau buvau čia padarius nemažai ir pradėjau daryti šitą mergiotę. Va tai va. Ir pradedu siuvinėti kitą ritinėlį, tą naujai nupirktą ir suprantu, kad ne ta spalva. Ir paaiškėjo, kad iš tikrųjų gamintojas pakeitė spalvą. Oh my god, atsimenu tada, koks stresas buvo. Faktas, kad ardžiau, nes perėjau visas įmanomas parduotuvės, beieškodama, ar jūs turite tą senąjį variantą. Ir galiausiai paaiškėjo, ne, jie neturi. Ir man teko, žodžiu, išardyti visą tą. Aš neardžiau tų smulkiųjų dalių, nes tarp jų ten nesimato, bet visą va šitą, kur eina vientisas toks plotas, ardžiau tikrai nemažai ir pakeičiau. Ir negana to, tada aš nusprendžiau, gerai, čia yra darbas, kurį aš jau kažkaip turiu rasti, kur padėti. Savo namuose nunešu į rėminimo dirbtuvės Užupyje, Vilniuje. Išsirenku dievišką darbą, rėmą ir tokį baltą, sniego baltumą. Ta prasme, aš labai norėjau, kad išsilietų tas baltumas kalėdinis į visur. Tai išeinu tokia visa patenkinta ir tada grįžta ir sako, žinokit, čia truputėlį atsitiko taip, kad gamintojas pakeitė atspalvį ir dabar tas rėmas truputėlį atrodo kitaip. Ir tipo maždaug, jeigu jums tinka, jūs galite imti taip, bet jeigu netinka, tai mes galime jums gražinti darbą. Ir aš galvoju, kaip jūs jį man gražinsit. Ta prasme, jūs jį jau užklijavot ant klijuojamos dalies. Tai kaip tai įmanoma? Žodžiu, ir aš tą darbą pasiėmiau, bet kaip matot, rėmas buvo jau nebe baltas, o pilkas, aš prie jo taip ir nepripratau
ir vis dar nepriprantu ir man nepatinka ir aš esu nusivylusi ir faktas tas, kad tai buvo pirmas ir paskutinis kartas ėjimo į tas rėminimo dirbtuvės, nes, nu, ten pusiau tokia kaip galerija, kaip rėminimo dirbtuvės, nes jeigu tu nesugebi paskambinti klientui ir pasakyti, žiūrėkit, mes pamatėm, kad pasikeitė spalva, gal galite atvažiuoti, pažiūrėti, ar jums tiks, prieš tai nieko nedarant, o tiesiog įklijuojat ir po to pareiškia, kad, nu, tai jeigu netiks, tai tada, žodžiu, mes kažkaip čia nuimsim. Tai, žodžiu, tai šitas darbas, kabo pas mane, bet jis yra labai didelis, aš nenorėjau jo nukabinti, jisai bet kokia atveju jis netilptų čia į šitą kadrą, tai yra toks, nu, vat, dydis jo, kaip matot, bent jau kryželis, tai 221, 310, o siuvinys kažkur bus apie, dabar galvoju, gal tos 35 ant kem 9. Kažkas tokio. Tai va, čia dar radau tokį project trackerį. Ai ne, visgi 815 spalva. Ir mano šitas trackeris su klaidom, kur prašyta nesiuvinėta, sako, kad aš tai padariau per kiek čia? Per beveik 5 mėnesius. 44 dienos iš viso per juos buvo siuvinėta ir jis buvo padarytas. Tai jo, kadangi schema pieštukų ten, aišku, bet vis tiek labai supaišyta, tai aš jau jos kažkur dovanot atiduoti nebeplanuoju, bet darbas man labai patinka ir jisai sėkmingai kabo mano namuose. Tada, ką aš dar radau iš savo senienų, tai radau vieną vienintelį darbą. Oi, dizainerės, žodžiu, kurios Butternut Road šiaip jau yra brandas, čia yra Noros Corbett mamos. Imblum, vienas iš tų Lavender and Lace, sakykime, gal labiau žinomas darbas, kurį aš vienintelį jos ir esu įsiuvinėjus. Nors tiesą sakant, esu suplanavus antrą, labai noriu jį pradėti, tai yra Žiemos kalėdinis angelas, kas yra matę, žino, apie ką aš kalbu. Tai yra mokytoja, kaip matot, išlyginti nepavyko, nežinau, kas čia per audinys, man atrodo kažkoks Murano, galimai 32 kaunto, net nežinau. Bet siuvinėjasi visiškai tik tai kryželis, jokių karoliukų, backstitch'o, kaip ir matot, yra tik tai ant veidų, lūpoms, veido apvedimams, o visa kita yra pats paprasčiausias siuvinėjimas kryželiu. Tai va, tai buvau aš iš kažkur gavusi, nežinau, gal dovanų gavau už tą gabalėlį gelsvą tokį. Aišku, kraštelį, kaip matot, nėra labai platus. Tai siuvinėti nebuvo labai patogu, nes ypač jeigu siuvinėjai lankeliais ar kažkuo, nu, tai tos erdvės reikia. Tai va, bet labai keista buvo, kad nesilygino. Tu prasme, turiu auksinį lygintuvą, specialiai nupirktą garinį lygintuvą, kuris tikrai idealiai lygina Eva. Su Aida biški gal sunkiau, bet Eva tai lygina tiesiog tobulai. Nežinau, šito nepavyko išlyginti, bet iš tikrųjų matysit mano kai kuriuose super senuose darbuose, kad ir nebus to tobulo išlyginimo, nes, kaip matot, buvo sulenktas per pusę. Tai dar šita pusė kažkaip tai dar pasidavė. Šita pusė niekaip. Vėlgi pamoka, niekada nelaikyti savo darbų taip, geriau sukti į tą rytinį, kažkiek pasilamdys, bet vis tiek bus gal gražiau. Tai va čia toks mano senučiukas. Tada radau vieną tokį labai fainą darbą ant juodos Aidos. Įdėsiu taip ir net nepakelsiu, nes labai šviečiasi. Čia yra irgi iš rankdarbių kraitelės vat to žurnalo juodasis siuvinėjimas. Dama, kurios aš vis dar turiu darbinę kopiją. Nežinau tikrai kam. Nu, šansų, kad aš antrą kartą siuvinėsiu. Retro dama. Dizainerė, kaip matot, yra Marija Dijas. Tai čia yra 2009 metų žurnalo schema. Parašyta, kad reikia siuvinėti juodu, bet aš auksu vien tik siuviniau. Ai, ne, auksu, Jėzau, ką aš nusišneku. Jo, 184 ant 80. Tai kaip matot, nedidelis toks.
šiandien 14 čia siuvinėjau, tai 33 ant 14,5. Tai irgi mano vienas pirmųjų darbų, praktiškai sakyčiau, aš manau, kad čia yra mano pirmasis darbas ant juodo audinio. Aišku, kurį nufotografuoti, idealiai nufilmuoti yra paprastai sunku. Siuvinėtas akivaizdžiai dar radau prikibusi likusi DMC aukso spalvos siūlą, kur prasikeikti galima, tikrai nesuprantu, kokia baisumo siūlas man asmeniškai. Ir aš šiek tiek dar padabinau tokiais ne Milhilo karoliukais. Iš tikrųjų istorija yra ta, kad čia yra susiūta mano mamos sutrūkusių karoliukai. Žodžiu, buvo visas maišelis, aš jį visą pasiėmiau ir tada sugalvojau, kad man labai tinka, šiaip ir labai tinka atspalvių ir, žodžiu, prisiuvau. Tai man jis labai patinka. Šiaip praktiškai norėčiau įsirėminti ant kokio nors sendinto aukso spalvos rėmo. Būtų tikrai labai labai faina. Gal reikėtų ir pasidaryti, tik aišku, reiktų dar porą kartų gerai pralyginti, nes irgi šiek tiek matosi nelygumų. Bet šitas šiek tiek geriau atsilygino, nepriklausomai nuo to, kad irgi buvo sulankstytas belenkaip dėžiai. Tai va, tai mano toks senukas. Tada radau visą krūvą kažkokių tai, žodžiu, nebaigtų, sugadintų darbų, aš net nežinau, ar jų rodinu. Pavyzdžiui, va, kažką dariau, matot, tragiškai neišeina, net atrodo tiek įsilamnęs, kad, žodžiu, nežinau, iš kažkokių rusiškų žurnalų siuvinėta, bet kaip matot, trūksta karoliukų. Čia kažko trūksta, iš viso išsiuvinėjimo net nelyginau, žinokit. Bandžiau, bet supratau, kad šitos linijos čia yra beviltiškas reikalas. Tai žodžiu, tokių nebaigtų nesąmonių kažkokių, tai tikrai radau ne vieną, bet po to labai labai nusiminiau, nes radau savo nuostabiasias lėles, kurios irgi atrodo gana prastokai. Ir dėl ko jos atrodo taip prastokai? Vėlgi sakau, čia tas baltas audinys, jis turi riziką. Irgi, vat, grinai per čia buvo sulenkta. Oi, soriukas, kamerą pajudinau. Ir nebežinau, kaip išlyginti. Nes va čia vat labai įsirėžė, čia įsirėžė, audinys pradėjo visiškai ir absoliučiai geltonuoti. Tai yra labai labai senas darbas, tikrai siuvinėta iš rusiško žurnalo siuvinėjimo kryželių. Ir nėra jis labai sudėtingas. Tai yra, aš tikrai atsimenu, kad vadinosi, kaip ten, kuklai našich babušek. Kažkaip taip, mūsų močiučių lėlės. Žinot, tos lėlės, kur rodo kartais savo filmuose, kur pragyja staiga kažką. Bet man jas taip patiko, aš atsimenu, aš su tokiu malonumu jas išsiuvinėjau. Dabar gal šiek tiek net ir gaila, kad ir neliko schemos. Jos tokios piktokos. Bet man jos tada, sakau, labai patiko, aš užsikepiau jas padaryti ir padariau. Padariau gana greitai, čia nėra kažkas labai siuvinėti. Tik tai, bet sakau, norint atlyginti dabar, vargelį, čia reikėtų, nežinau, kokius irgi 2 kartus. Bet sakau, labai keistai ant baltų audinių pradėjo atsirasdinėti kažkokios dėmelės nuo to gulėjimo. Kažkokie, nežinau, atrodo, kad būtum neaišku, kur tu jas laikiusi, nes, pavyzdžiui, aš kai siuvinėju, tai tikrai dažniausiai taip laikau, net neliečiu tos gerosios pusės, bet po to pradėjau labai labai nervuotis, galvoju, aš suprantu, mes visas rankų kremus naudojam, gal čia nuo tų rankų kremų, nors tu stengiasi, kaip ir palaukti, kol susigers. Tada radau vieną sąžinės priekaištą, įdėsiu nuotrauką, nenoriu labai rodyti darbo, nes matot, jis yra sugadintas. Ir aš įtariu, kad šitie rėžai atsirado dėl rudo lankelio. Aš pradėjau siuvinėti, čia yra Joan Elliot undinėlė. Nuotraukai kelsiu, kad šiek tiek uždengs šitą baisybę. Net nesistengiau išlyginti. Tikrai nebeturiu, net nežinau, kur yra. Žinau, kad žurnalą turėjau, jį tikrai atidaviau. Ir tikrai nebeturiu darbinės kopijos. Tikrai neturiu darbinės kopijos. Tai radau tokį sąžinės priekaištą. Žodžiu, dabar bus kaip bažnyčioj. Kai eini pas kunigą išpažinti visų tiesų.
Ir parodysiu 2 labai fainus darbus, dėl kurių man skauda labiausiai tos dėmelės ir tas sugadinimas. Tai yra vienas toks darbas ir jisai netelpa, man atrodo, į kamerą. Aš tikrai Instagram'e esu dėjusi jo nuotrauką ir man atrodo, aš esu suradus, kas yra ta dizainerė. Bet palaukit, gal čia dar patraukti šiek tiek. Žodžiu, čia tikrai yra siuvinėta. Kurgi mano segtuvas? Kur aš jį dabar padėjau? Tikrai iš rankdarbių kraitelės. Žurnalo. Nes, kaip minėjau, jų pabaigose visą laiką būdavo tokių įdomesnių schemų. Tai taip atrodo visas darbas, čia plius minus telpa. Ir ten netgi buvo tęsinys. Netgi galiu pasakyti, čia yra 2010 metų. Ir buvo kita dalis. Dar akivaizdu, kad tokio pačio dizaino ir aš jau nebepadariau. Po to labai gailėjausi, nes man labai patiko. Tai aš turiu keletą išsiplėšusių schemų. Čia irgi yra tęsinys tam mėlynui darbui, kur atsimenu, atrodžiau praeitam video, kur jisai rėminus švelnų į plasdėjimą. Tai aš iš šitų žurnalų siuvinėdavau. Ir man labai patinka šitas darbas. Jisai toks labai nekasdieniškas, labai keistas, galbūt visiškai nematytas, bet nepaprastai gražus. Ir akivaizdžiai kažkur kleckas šitame kampe. Ir neįsivaizduoju iš kur. Ir aš nebetikiu, kad aš galėsiu išvalyti, nes aš iš tikrųjų pirkau iš Italijos muziejiniams audiniams skirtų valiklių. Ir jie visiškai nepadėjo. Visiškai nepadėjo. Nežinau, sakau, skauda labai, bet yra keletas darbų, kur, tu susitaikai, kad tiesiog taip yra ir viskas. Ir ką tu dabar? Vadinasi, nerėmėsi. Man jis labai patinka. Jisai toks visiškai nekasdieniškas, tikrai labai senas, nežinau kelintų metų. Pasiknisiu aš galbūt savo Instagram'e, tai įdėsiu dizainerės vardą pavardę, kad būtų galima paieškoti. Ta prasme, jeigu kažkas bandysit ieškoti, internete, nes galbūt galimai įmanoma kokį PDF nusipirkti. Tai toks didelis, įspūdingas darbas. Ir dar vienas tokio pačio dydžio, bet irgi su kleckučiu, kur nesuprantu, iš kur tai yra. Jisai matosi labai ir aš jį dabar labai norėsiu paslėpti. Žodžiu, čia yra, sakau, pas mane dabar kaip sąžinės priekaištas, kaip bažnyčia užeini ir išpažįsti visas savo nuodėmes. Tai uždėsiu žirklės, kas manęs nenervuotų. Bandysiu 100, aišku, bet neabejoju, kad tos dėmės išsiims. Tai yra štai tokios irgi madam. Garantuotai irgi siuvinėta iš rankdarbių kraitelės, bet dabar aš galvoju, aš bandžiau ieškoti, bet nesu tikra, kad aš turiu. Turiu, Tai tikrai iš rankdarbių kraitelės. 2010 metų balandis. Žiauriai fainų schemų ten būdavo. Žiauriai. Tai netgi galiu pasakyti, tai buvo remiami hobio centro. Šiaip viena mėgstamiausių parduotuvių. Aš į Centrinę universalinę eidavau dažnai. Ten tikrai pirkdavau labai daug medžiagos, pirkdavau ir tų pačių siūlų, daug dalykų. Tai net matot, yra parašyta Konstitucijos prospektas 16, 5 aukštas. Žiauriai patiko ta parduotuvė. Ten esu nusipirkusi nemažai labai fainų dalykų. Tai toks yra originalas, toks mano irgi neišlygintas iki galo ir dar neaišku, iš kur užsikleckinęs dalykas. Nežinau, kaip jūs sprendžiat šitas visas avarijas, nes aš taip, pavyzdžiui, net nežinau, iš kur tai yra. Aš tiesiog ištraukiau dabar iš dėžės ir supratau, kad galimai prieš įdedant ar kažkur, ar kažkas, ar nuo kito darbo, ar kame buvo avarijos, bet čia yra
nu, pavadinkim, baltos spalvos tragedija ir iš tikrųjų, nu, su ta Aida tikrai bandysiu išimt, bet ar man pasiseks? Nu, va čia klausimas. Tai va, tai aš turiu dar visą segtuvą, yra čia, kaip matot, visokių kopijų padaryti, nežinau kam. Bet tikrai nežinau kam. Esu tas žmogus, kuris atrodytų, nu nesivinėsiu aš antrą kartą tikėti. Nors šitas ponės ir va šitą darbą, oi, schemą atidengiau, mielai pakartočiau, bet ko gero nekartosiu, nes yra daugybė naujų darbų, kurie dar nepadaryti, bet, pavyzdžiui, va šitą pasilikau, jinai man labai patiko. Ką čia galima dar rasti? O, žiūrėkit, ką radau. Tai yra 2010 metų Joan Elliot. Indėnė ir indėnas turi būti, va. Tai čia yra mano 2 išsiuvinėti paveikslai, kurie kabo pas tėvus namuose. Tai yra mano mylimiausi tėčio darbai. Aš įdėsiu tikrai nuotrauką dabar bekalbėdama, kaip aš juos įrėminau. Ir dabar Joan Elliot yra išleidusi Artemį, kuris man labai labai patinka ir labai tiktų štai kolekcijai. Bet yra tokia problema, o pabandysiu aš jį jums surasti. Kažkaip nepagalvojau, bet dabar bešnekėdama prisiminiau, kad reikia gal pabandyti jums parodyti, apie ką aš kalbu. Tuoj sekundėlę. Taip, Joan Elliot. Nu, pabandom. Nežinau, ar išmes. Žodžiu, problema yra tai, kad jie parduoda šitą schemą kartu su kita schema, o man tos kitos schemos nereikia. Tai nežinau, ką aš darysiu. Bet labai labai tikiuosi, kad kada nors pavyks man ją gauti. Ir nežinau dabar, kodėl mano iPadas nenori atidaryti. Varadau. Bet čia ne pati geriausia nuotrauka, nu, bet daug maž, žodžiu. Tai va, čia yra Joan Elliot saitas. Man žiauriai patinka. Man patinka visi tie gyvūniukai, kurių čia yra nepaprastai daug. Jinai tikrai turėtų siuvinėtis gana greitai. Tai aš dar nenusipirkau. Kaip matote, tai yra Artemis for Gods and Goddesses Special Box. Tai jinai eina, va, tai yra saitas nurodytas, Paul Stitches Designs Co. UK, kurie tikrai pardavinėja PDF-iniu formatu. Bet aš kai bandžiau tai gauti, tai man būtų reikėję pirkti visą komplektą, o tas man nelabai patiko. Tai pačią PDF-ą nupirkti nebūtų labai brangu, tikrai. O kažkodėl tai man net ir neduoda dabar šitoj parduotuviai. Nu, tuoj sekundėlę. Pabandom gal taip padaryti. Neklauso. Nu, gerai. Vat aš dabar kartu su jumis bekalbėdama patikrinsiu, ar tikrai neatsirado nauja galimybė. Nu ne, vat paskutinė schema, kuri buvo išleista, Awakening, mano draugė dar ją norėjo nusipirkti ir nėra Artemio įdėta atskirai. Labai labai gaila. Labai labai gaila. Tai va, tai buvo tokia idėja galbūt jį gauti, išsiuvinėti prie komplekto tėčiui. Bet jeigu neparduos atskirai, tai nežinau. Nežinau, ką reiks daryti. Tai va, tai tokių visokių senienų pas mane čia prikrauta. Bet jau po to ir nebuvo siuvinėta. Va šitą labai norėjau siuvinėti, bet išsiuvinėjau kitą angelą. Irgi dėsiu čia kur nors. Išsiuvinėjau dar vieną Joan Elliot angelą, kurį padovanojo mamai per mamos dienos progą. Šitą geišą tada man atsimenu labai patiko. Tai žodžiu, tai turiu va tokių segtuvų, kaip matot, prigrūstų belenko, belenkaip. Bet iš jų nelabai jau ką vėliau ir siuvinėjau. Tai jo, tai čia va jau daugiau ir nebesiknysiu. Yra tikėtina kažkokių dar likę nedabaigtų. Šiaip nėra daug. Aš nesu tas žmogus, kuris nepabaigdavo. Yra gal porą tokių, va, kur čia šiek tiek pamusikavau.
Tai vat, ir vat, kad jau kalbam apie tas senienas, tai pagalvojau, kad visgi šitą schemą, kurią rodžiau jums aną kartą, kažkaip galimai tikėtina norėčiau kažkam padovanoti. Tai pagalvojau, ko čia laukti. Gal šiek tiek reiks tik tai pagalvoti, kaip supakuoti, nežiūriu, kad vokų tai turiu didelių, bet kaip įkietinti, tai ir nelabai. Tai va, tai jeigu kažkam įdomu, Joan Elliot, ugnies deivė, schema, šiaip jinai nėra labai brangi. Kaip matot, vat, reikia 3 kreinikų, kas nėra labai daug. Visai netiek jau už super daug DMC. Ir kiek matau, 3 spalvų, pačių paprasčiausių Milhilo karoliukų, jokių trežerių, jokių magnifikų, kurie yra tikrai brangus ir plus magnifikų dabar nelabai ir įmanoma gauti. Tai pagalvojau, gal ir pats metas ką nors pražaisti, padovanoti. Tai jeigu kažkam įdomu, kažkas vis dar klausot mano šito monologo, tai kviečiu komentaruose parašyti ugnis. Arba šiaip rašyti kažkokį tekstą, jeigu jame bus bent vienas žodis ugnis, ugnies, ugniai, apie ugnį. Įtraukiu jūs į žaidimą ir kažkuriam savo sekančiam video būtiniausiai pasidalinsiu laimėtojo vardu ir pavardę. Siunčiu aš dažniausiai Omniva paštomatu, tai ten po to jau susirašytumėm, į kurį siųsti, nedaug ten reikia. Paštomato adresą ir telefoną, į kurį ateina SMS. Tai va, tai jeigu kažką domina, jeigu kažkas norite įsiuvinėti, tai palikite komentarą, mielai kažkam perleisiu, nes čia yra kopija, aš turiu jau tokią schemą, dar neišsiuvinėta. Dieve, kokios jos gražios. Ir kaip netvarkingai, neišlyginta. Ja, bet idealiai išlyginti tikriausiai būtų reikėję dar kelių dienų, o laiko nelabai yra, kadangi lieka vos, nežinau, kada aš patalpinsiu šitą video, bet filmuoju dar gruodžio pradžioje, tai lieka labai nedaug iki kalėdų, o norisi kažkaip kuo greičiau viską pasidaryti, kad po to nereikėtų galvoti kaip. Ir sekančiam kartui aš galvoju, ką aš galvoju. Aš esu sugalvojus tokią staigmenėlę, tokių gražesnių vaizdų, kurie yra išlyginti, kurie yra lygus, kurie yra gražus, kurie neturi dėmių ir kažkokių kitų dalykų. Galvoju padaryti atskirą video, kurį tikriausiai aš paleisiu po kalėdų, galbūt tarpušvenčių arba pirmosiomis kitų metų dienomis. Tai yra Noros Corbett 12 zodiako ženklų. Tai yra serija, kurią aš tikrai esu išsiuvinėjusi. Tikrai nepigi serija. Ir esu su ją dar šį bitą ir šiaip nuveikusi. Tiksliau su nuotraukomis. Daug kas tikrai yra jau matę mano Instagramo profilyje. Tai va, tai pagalvoju, metai baigėsi. Aišku, reikėtų pakalbėti apie kažką kalėdiško ir tokio žiemiško, bet nesu labai didelė sezono žmogus, tai ką aš su ir beje jau minėjusi, tai pagalvojau, metai prasideda, vėl sukasi viskas iš naujo. Zodiakų tema pats tas. Tai sekantį kartą bus 2 video, vienas lietuviškai, kitas angliškai, būtent apie Norą Corbett, apie jos nuostabiuosius zodiakus. Ir parodysiu kiekvieną iš jų iš labai arti, nes esu juos visus padariusi. Ir papasakosiu šiek tiek plačiau, ko, kaip, ką reikėjo, kas patiko, kas nepatiko. O šiam kartui dar kartą atsiprašau už visus tokius taškiukus, kurie iš tikrųjų slegia, nepatinka ir mane labai nuliūdina. Aš labai nusiminiau darydama šitą video, bet pagalvoju, okei, mes viską atrodo darom tobulai, o pasirodo va ne. Tai aš eisiu spręsti, ką daryti su šitom nelaimėm, nes tikrai labai norėčiau išgelbėti darbus, eisiu galvoti, kaip čia juos dabar išlyginti, galbūt taip, kad galėčiau susisukti į rytinį ir jau nebelankstyti ir kažkaip pasidėti kokybiškiau. Tai aš galvoju, kad ir tiek šiam kartui, tai greitai perbėgom čia per porą video mano visas senienas.
iki tų mirabilijo laikų. Ir manau, kad ir užteks tiek. Galimai kažko dar yra, bet suprantat, jau tiek visko yra, tiek dėžių, kad neįmanoma atsiminti. Tai manau, kad ir užteks tiek tam senųjų darbų pristatymui. Ir labai tikiuosi, kad sekantį kartą bus smagiau, nes bus gražių Noros Korbut darbų. Ir galbūt pagaliau 26 metais aš pradėsiu daugiau pasakoti tai, ką nuveikiu per mėnesį, nes dėja, bet lapkritis nebuvo toks labai darbingas ir kažko parodyti labai daug ko ir nėra. Pasislinkau šiek tiek su savo didžioju Lukas darbu, bet tik ir tiek. Ir faktas, kad siuvinėjau savo Norą Korbut, kas jau matėt, bet nelyginau, tai nežinau, ar čia labai rodyti, nes pabaigiau vieną labai mažutį siuvinėti jos darbą, bet sakau, kadangi nelyginau, nu, čia toks labai greitai, pasierzinimui, bet kadangi dabar truputėlį turiu problemų su karoliukais, nes pasirodo, kad tie lašeliai, kuriuos aš turėjau, nu, man vienas truputėlį netinka, aš norėjau susiūti skirtingų spalvų ir vienas yra per intensyvus, tai jeigu nerasiu kažkur vietinį kažkokiai parduotuviai, tai bus truputėlį reiks laukti. Nes nebeketinu šiemet jau nieko užsakinėti iš rankdarbių, tai jo, norisi tą darbą apipavidalinti gražiai, aišku, reikės išsilyginti, užsitempti ant kusnepo ir gražiai viską susiūti. Nu, bet apie tai vėliau, tai šiam kartui tiek. Ačiū, kad užsukote, ačiū, kad skirėte laiką, ačiū, kad jeigu pasibaisėjote, irgi parašykite. Nes jeigu žinot sprendimo būdų, kaip tas dėmeles išvalyti, irgi galite rašyti, aš mielai sužinočiau tų paslapčių. Nors įtariu, kad čia gali būti jau post factum, nes galimai gulėjo labai daug metų ir susigėrė į audinį. Tai, nu, bet kokiu atveju, jeigu žinot kažką, tai palikit komentare ir susitiksim kitą kartą kažkam gražiau. Tai dėkoju ir iki kito karto.